Plutarchas. Leidžiasi saulė, greitai sutems, pasislėpusioje, tarp susiraizgiusių vijoklių, užmiesčio viloje, vis rašau ir rašau savo istorijas. Apie valstybės vyrų gyvenimus ir apie nepaprastus jų darbus. Gal suspėsiu. Primargintas popieriaus lapas, netikėtai atgyja, ima švytėti, gražus ir jaunas, tarsi pusdievis, toje šviesoje stojasi Aleksandras ir tarytum paskutiniam mūšiui rikiuojasi Cezario legionai. Leidžiasi saulė. Naktis atrodo bus nyki ir ilga. Kažin koks dailidė iš Nazareto sakė pamokslus miniai, o paskui pats buvo nukryžiuotas, tarytum pikčiausias nusikaltėlis. Bičiuli, kuris skaitysi šias istorijas, po 2000 metų būk atlaidus tiems, apie kuriuos juose rašoma, jų paklydimams ir jų silpnybėms, ir tam, kuris jas rašė. Dailidė iš Nazareto, apie jį dar nespėjau parašyti. Antra vertus, jis buvo ne romėnas ir net ne graikas. Jis buvo pasaulio kvailelis, bet jis žadėjo sugrįžti. O sugrįžtama tik vienu būdu – per ašmenis, knygas, per žodį. Bibliotekų tyloj įvyksta didysis stebuklas. Prisikelia ir iš naujo ima gyventi miręs pasaulis. Cezaris ir Nazareto dailidė. Apie tuodu vyrus parašyti jau nespėsiu. Jiedu niekada taip ir nesusitiko. Leidžiasi saulė ir lyguma priešais miestą suliepsnoja paskutiniais kruvinais atšvaitais. Ateina naktis.